turite rinktis laimę. Laimė yra dvasios būsena. Rinkite šiandien, kam tarnausite. Jums suteikta teisė rinktis laimę. Atrodo paprasčiau ir būti negali. Taip ir yra. Tikriausiai todėl žmonės ir klumpa kelyje į laimę. Jie nesupranta, kad laimė tiesiog ranka pasiekiama. Vertingiausi gyvenimo dalykai yra paprasti, dinamiški ir kūrybiški. Jie atneša gerovę ir sėkmę. Šventas Paulius ragina jūs įprasti galvoti apie varomąją gyvenimo jėgą ir laimę tokiais žodžiais. Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, gyriama, apie viską, kas dorybinga ir šlovinga. Kaip rinktis laimę? Nuo šios akimirkos rinkitės laimę. Darykite taip, kaip tik praplėšite blakstienas iš ryto. Tarkite sau: šiandien ir kiekvieną kitą dieną mane sergsti Dievo apvaizda. Visi šiandienos įvykiai klostosi mano labui. Išaušusi diena man yra nauja ir nuostabi. Tokios dienos kaip ši daugiau niekada nebus. Dievas veda mane nuo ryto iki vakaro. Viskas, ko aš imsiuosi, pasiseks. Dieviška meilė apsupa, apgaubia ir apsiaučia mane. Todėl jaučiuosi ramus. Jeigu kartais mano dėmesys nukryps nuo to, kas gerai konstruktyvų, akimirksniu grįšiu prie minčių apie tai, kas malonu ir teisinga. Esu dvasinis ir protinis magnetas, traukiantis prie savęs visus dalykus, kurie laimina ir neša man sėkmę. Šiandien labai sėkmingai sutvarkysiu visus savo reikalus. Žinau, kad ištisą dieną jausiuosi laimingas. Pasitikėkite šiais žodžiais kiekvieną dieną, tada laimė jums šypsosis, o jūs švytėsite iš džiaugsmo. Laimė – jo įprotis. Prieš daugelį metų, maždaug savaitę, buvau apsistojus ūkininko namuose, Konemaros kalnuose, vakarinėje Airijos pakrantėje. Atrodė, kad šeimininkas visą laiką dainavo, švilpiniavo ir buvo kupinas geros nuotaikos. Paklausiau, ko jis toks laimingas? Tai tiesiog įprotis, paaiškino jis. Kai prabundu kiekvieną rytą ir einu miegoti, kiekvieną vakarą palaiminu savo šeimą, pasėlius, galvijus ir padėkoju Dievui už nuostabų derlių. Fermis taip elgėsi daugiau nei 40 metų. Kaip jau žinome, reguliariai ir sistemingai kartojamos mintys įsiskverbia ir pasąmonę ir virsta įpročiu. Šis žmogus atrado, kad laimė tai įprotis. Reikia norėti būti laimingam. Įsidėmėkite vieną svarbų dalyką, susijusi su laime. Turite puoselėti nuoširdų troškimą būti laimingi. Yra tokių žmonių, kurie taip ilgai jaučiasi prislėgti, liūdni ir nelaimingi, kad jeigu jiems nusišypso laimė ir jie gauna kokią nors nuostabią, gerą ar džiaugsmingą naujieną, sureaguoja kaip moteris, kuri kartą man pasakė: negalima šitaip džiūgauti dėl savo laimės. Tokie panuirėliai taip įpranta prie įsisenėjusių mąstymų klišių, kad jau nebemoka džiaugtis. Labiausiai jie nori vieno – vėl užsiskleisti gerai pažįstame liūdėsyje ir toliau dejuoti. Pažinojau pagyvenusią Anglę, kuriai ilgus metus kamavo sąnario uždegimas. Ji būdavo paplekšnoja savo per kelį ir sako: šiandien man skauda sąnarį.
negalėsiu niekur išeiti, kaip aš kankinuosi dėl šito artrito. Kadangi negalavo, moteris sulaukdavo sūnaus, dukters ir kaimynų dėmesio. Ji tikrai nenorėjo pasveikti. Ligonė mėgavosi savo kančia, kaip pati ją vadino. Pasąmonės lygmenį ji iš tikrųjų nenorėjo būti laiminga. Rekomendavau savo pacientei gydomąsias procedūras. Nurašiau keletą eilučių iš Biblijos ir pasakiau, kad jeigu ji įsigilins į šią tiesas, jo požiūris neabejotinai pasikeis. Tikėjimas ir pasitikėjimas grąžins į sveikatą. Moteriškė nesusidomėjo. Kaip tik daugelis žmonių ji turėjo keistų, liguistų įsitikinimų. Jai patiko kentėti ir liūdėti, ar bent jau mėgautis naudą, kurią jai teikia liga. Kam šauktis nelaimę? Daugybė žmonių prisišaukė nelaimę ir net nesuvokė, kad patys tai padarė. Jie prisišneka, puoselėdami tokiomis mintimis. Šiandien juoda diena, viskas krenta iš rankų. Man nepasiseks, visi prieš mane susimokė. Verslo popieriai prasti ir nežada pasitaisyti. Aš visada susigriebiu per vėlai, man niekada nepasitaiko proga. Jis gali, o aš ne. Jeigu jums iš pat ryto ir į galvą pradės lįsti tokios mintis, užtrauksite ant savo galvos nemalonumus ir galų gale jausitės labai nelaimingi. Suvokite pagaliau, kad pasaulis, kuriame gyvenate, nemaža dalimi priklauso nuo to, kas dedasi jūsų galvoje. Markas Aurelijus, didysis romėnų filosofas ir išminčius, teigia, žmogaus gyvenimas yra toks, ką jis apie jį galvoja. Vienas iš garsiausių XIX amžiaus amerikiečių filosofų Ralphas Waldas Emersonas yra pasakęs, žmogus yra tai, ką jis mąsto per visą dieną. Mintis, kurias paprastai puoselėjate savo galvoje, tendencingai siekia įgyti fizinį pavidalą. Pasistengkite atsikratyti negatyvių, silpninančių ar blogų, slegiančių minčių. Dažnai prisiminkite savo, kad jums negali atsitikti nieko, išskyrus tai, ką galvojate. Stebuklinga pasąmonė gali padėti jums galingai išvengti pralaimėjimų ir surasti laimę. Laimės nenusipirksi. Laimė karalystė yra jūsų mintyse ir jausmuose. Laimingiausi yra žmonės, kurie gali išreikšti tai, ką turi geriausia. Laimė suteikia dvasios ramybę.